kompanijos Geek Vape naujieną, čia yra Tsunami Kitas ir būtent šiandien mes apžiūrėsime šitą mech modą su visai neblogu RDA. Tai šiandien apžiūrėsime Geek Vape Tsunami Kit. Kągi, žiūrim iš karto, kas yra ant pačios dėžės iš visų kampų. Negalima pamiršti ir apie jo komplektaciją, ką mes galime surasti pačiam viduje. Kai matome, turime patį mūsų modą jau su užsuktų RDA iš Tsunami. Taip pat matome papildomą mygtuką, perėjimą, kurį galima pakeisti viršui, būtent įsukti. Čia yra 5-10, reikia būtent ten ir įsisuka. Taip pat dar pakėlė šiek tiek mūsų dėžutę, galima surasti user manualą ir taip pat visokiausiai adsai, kurie galbūt jums bus reikalingi. Bet čia yra 4 papildomi varžtukai. Taip pat yra atsuktuvėlis, kurio galima atsukti praktiškai viską ir praktiškai komplektacija jau ištuštėjo, daugiau nieko negalim pamatyti būtent ten. Dabar iš arčiau apžiūrėkime mūsų patį šitą gražų kitą. Gerai, dabar pažiūrime tai viską iš arčiau ir paklausykime, ką būtent aš apie jį manau. Kai aš tik jį atpakavau, viskas labai gražiai, galima dėti vieną bateriją 8650 dydžio, galima viską labai gražiai sukeliot, bet radau vieną tokį labai nefainą minusą. Jeigu aš dabar norėčiau dėti savo bateriją būtent štai čia ir aš dabar nieko nedaręs, tiesiog atsuku. Ir kai matome, atsisuka ne pats mygtukas, bet visas jo body, galima jį taip pavadinti. Tai reiškia, aš dabar dar toliau atsuku ir vat kaip atsisuka. Šiaip turėtų to kažkodėl nebūt, bent jau tai būtų gerai, bet neatsisuka mygtukas, kuris yra būtent čia. Turėtų būti štai taip, bet atsisuka, pasitaiko, kad atsisuka būtent visas mūsų metalinis korpusas, kas man labai ir labai nepatinka. Tai dabar man reikia įdėti jį atgal, viską čia prisukt ir tik tada aš galėsiu pradėti vėl garinti. Būtent tokį minusiuką aš pastebėjau ir jis čia praktiškai yra vienintelis. Ir kad ne visą laiką atsisuka mygtukas taip, kaip jis turėtų atsisukti, bet visumoje modas yra tikrai neblogas. Galbūt tiesiog reikia atsukus jį normaliai prisukti ir tik tada užsukti mygtuką, tada gal viskas bus gerai nuo čia. Bet kai matome vėl tą situaciją, kad atsisuka mūsų pats tas visas dalykas, kur yra talpinama mūsų baterija, bet ne mygtukas, kaip tai turėtų būti. Dabar pažiūrėjai šitą modą biškelį atidžiau. Matome, čia yra labai daug skylių, kurios padeda atvesinti mūsų bateriją. Reiškia, jokių medžiagų, kurie gali pakenkti bateriją arba šiaip mūsų plaučiams, arba kad čia gali kažkas sprogt. Tokio dalyko čia nėra, nes yra ventiliacinės angos padarytos būtent štai čia apačioje. Taip pat šitą modą galim naudoti dviem variantais, arba dėti bateriją pliusų į viršų, arba dėti bateriją minusų į viršų. Jis ir taip su jumis veiks, čia yra hybridinis pas mus mech modas. Mygtukas irgi spaudžiasi labai fainai ir jo kaina nėra, pavyzdžiui, kaip Vagoda 30 eurų. Čia yra šiek tiek jau brangiau, netgi 2 kartus brangiau. Jau kainos svyruoja maždaug 60 arba dar šiek tiek aukščiau keliais eurais į viršų, bet aš žinau, už ką aš moku. Aš tikrai jaučiu rankoje tą svorį, kuris galbūt ir tiek ir kainuoja virš 50 eurų ir galiu suprasti, kad yra tikrai geras aparatas, aišku, normaliai prisukus šitą visą mūsų modą, kad neklibėtų, ta prasme, ir kad atsisuktų ne visas mūsų tas body, bet tik tais mygtukas, kuris privalo atsukti tik tais jis. Aišku, čia dar galima pakeisti daug absoliučiai visko, bet kaip aš galvoju, galbūt ką padarė gamintojai, tai jie padarė būtent tokį dalyką, kad galbūt ateityje galėsime pakeisti būtent štai šitą dalį, gal tokią kitą spalvą, gal kažkokią kitą variaciją, gal dėl to jie tai padarė, bet man tai asmeniškai nelabai patinka. Kalbant apie mūsų RDA, čia yra antroji versija, pirmoji versija buvo šiek tiek anksčiau, kažkur prieš keletą mėnesių, bet vidus išliko praktiškai lygiai toks pas. Pasikeitė mūsų gal oro padavimas šiek tiek, mūsų viršutinis driptipas, kuris čia, kaip aš suprantu, nelabai išsijama, arba bent jau man padaryti nepavyksta. Štai, išsijama. Čia galima įstatyti galbūt kokį nors kitą driptipą, kurį siūlys mums gamintojai. Kalbant šiaip apie kaip jie padarė mūsų RDA, jie padarė labai fainai, kadangi jeigu mes prisimintume Velocity RDA, tai ten buvo oro padavimas iš karto tiesus nuo kolo, tai prasme ėjo per patį vidurį. Čia padarė viską tam, kad mes pajaustume kuo geresnį skonį. Tai reiškia, kad airflowas eina ne iš karto nuo kolų, bet eina pro 4 angas, kas būtent dabar matote ant savo ekranų, pro 4 angas į apačią ir tik vėliau išeina mūsų airflowas ir mes tada galim tokiu būdu pajausti labai daug skanių ir didelį kiekį garų. Čia yra 2 oro padavimo tipai, arba viena skylė, arba 2 skylės. Irgi dabar lygiai tą patį matėte ant savo ekranų, mes sukinėjame į bet kokį šoną ir galime atitaikyti
kiek jums reikia oro. Arba vienos skylės, arba maksimaliai 2. Negalima 3, nors čia pats skaitiklės mums leidžia padaryti netgi 3 skylių airflow, bet pas tai mūsų bazė turi tik tais 2 skylės. Viena vienoje pusėje, kita kitoje pusėje. Kalbant apie coilus, ką čia galim daryti, galima išdėti praktiškai viską, kadangi čia iš tiesų mūsų tie skylutės, kur mes galime įkišti. Čia yra 2 postai ir 4 skylės. Ir mes čia galime įkišti labai didelių variacijų coilų. Čia negalima įkišti tiesiog paprasčiausių. Galima aišku ir juos, bet viskiausiai stretched, fused Claptonai, viskas tai yra labai ir labai įmanoma. Už tai aš irgi labai dėkoju būtent Gigwave gamintojams, kadangi jau dabar, kai mes žinome, kad yra labai daug fainų ir krūtų ten primaklevotų coilų ir viską tai ir leidžia jums įkišti būtent šitas kaitikliukas pavadinimu Tsunami RDA. Aš taip pat turiu dar vieną čia tokį patį lygiai Tsunami kitą. Norėčiau pasakyti, kodėl būtent man nepatinka šitie iš viso, kodėl man nepatinka mech modai. Kadangi jų kainos būna labai tokios įspūdingai didelės ir visas priklauso garų kiekis nuo to, kiek yra pakrauta jūsų baterija. Maksimaliai yra 4,2 voltų. Jeigu pas jūs yra baterijos mažiau, automatiškai pas jūs tampa mažiau garų. Negalima jokių būdų sulyginti mech modų su būtent tokiu modu, kadangi netgi čia jeigu yra pusė baterijos, vis tiek mes galime garinti ant 100 arba daugiau vatų. Jeigu čia yra pusė baterijos, reiškia garų bus iš tiesų labai mažai. Parodysiu, kai jums daug taip rodo. Dabar pas mane čia yra baterija pakrauta maždaug 3,9 voltais, tai čia yra 0,3 voltais mažiau negu turėtų būti. Ir galim pridėti, kiek iš tiesų yra garų. Bet jeigu mes užsuktume būtent šitą kaitikliuką ant mūsų RX ir mes tada pažiūrėsime, kiek tai viskas skiriasi. RX 200 116 W. Lygiai taip pat galėtų garinti ir šitas mech modas pilnai pakrautas. Tad reikia visą laiką išlaikyti jūsų bateriją pilnai pakrauta. Kalbant apie vertinimą 9,5, nes jau minėjau dėl ko, dėl to, kad viskas čia vaikščioja. Jeigu mes norime sukti mūsų bateriją, tarkim, dabar viskas yra gerai, kažkodėl gerai, bet labai dažnai pasitaiko, kad išsėmė mūsų pati visa šita juoda tuba. Kągi maždaug tiek mes pakalbėjome apie šitą būtent Gigwave Tsunami kit ir ačiū gamintojam, kad jie sugebėjo padaryti tikrai kažką faino, ką jau tikriausiai daug kas jūs išmėgino ir tikrai pamėgo. Kągi ačiū visiems už šitą fainą peržiūrą, būtent šito mano video. Ateityje bus dar daug visokiausių įdomiausių dalykų. Visiems dar kartą dėkoju, su jumis buvo Go4Wave ir visiems gero.